Nu, pasižiūrėkim. Džiūsta po truputį. Nu, dabar mūsų sekantis darbas yra išleisti vėl šulį iš šulinio vandenį ir supilti druskos tirpalą. Jisai dezinfekuoja ir iš tikrųjų iki galo nesiaiškinau, ar dezinfekuoja vandenį, ar kažkokia plėvelė padengia senelesnės. Pilant reikia apipilti visus rytinio kraštus. Tai Dovilė tirpina druską, atėjau pažiūrėti, kaip mums sekasi vandenį pilt. Panašu, jog turim nesklandumą. Gali būt, kad nusimovė žarna. Ne, nieks nenusimovė. Kas neblogai. Ablė. Oi, bliama, čia dar pumpuot ir pumpuot. Žodžiu, mūsų siurblys pasidavė. Paskutinius atodusius atidavinėja, tai nepavyko pilnai išsiurbti, o kadangi kiek skaičiau, druskos pripilus reikia po paros laiko išleisti vandenį, tai nelabai spėsim mes dabar taip greitai tą siurblį nusipirkti, tai vandenį pasirašėm, pasidėjom, tai žiūrim, kas laukia mūsų rytoj. Tai, žodžiu, truputį sufeilinom su siurbliu. Esmė yra tame, kad perkant tokius siurblius reikia atkreipdėmėsi, kokia žarna maunasi, nes pasirodo, būna, kad maunasi tik pakankamai storos žarnos, tai mūsiškiai yra gerokai per plona. Nežinau, tai liūdniausia tai, kad to siurblio mums šiandien reikėjo, bet yra kaip yra, tai turbūt iki parduotuvės jau nebevažiuosim pirkti kito. Bandysiu vėliau nueiti į garažą, pasižiūrėti. Galbūt rasiu iš ko pasidaryti perėjimą, nes tikrai nėra sudėtinga. O dabar reikia nueiti pažiūrėti, kaip laikosi rytės laikiklis įbetonuotas. Tai keliaujam. Nu, visai panašu laikosi tvirtai. Nusipirkom varžtukų, prisisuksim tvirtinimą. Ir pakabinsim ryte, nors vandens neturėsim turbūt kol kas. Taip, nu, pasireguliuok aukštį. Tai reikia gal, nežinau, kaip nors iš apačios su hamutu pritvirtinti. Ką, ir projekto pabaiga. Galiu aš patikrinti. Patikrink. Puikiai. Ištraukta. Čia šitie turbūt čia atskiri dalykai. Atskiri. Viskas. Čia tiek tik tai? Nu. Ir šitaip jisai nenukris? Nu, aš tikiuosi, kad nenukris. Pabandom traukt žarną. Prašau, bėk. Ilga. Baigėsi. Ai, ne. Ne. Nu tai iki tolimiausio šiuometinio daržo kampo tai tikrai užtenka. Oi, čia dar žinok, jos nemažai yra. Nori pabandyti ištraukti visą? Taip. Nu va,
sutvėriau kažką. Neatrodo elegantiškai, bet kaip aš mėgstu sakyti, savo funkciją atlieka. Dovilė ten neaišku kur. Beveik iki garažo. Truktelsi? Truputį juda stovas, bet gal nieko baisaus. Valio. Super. Tai reikia eiti aiškintis su šituo daiktu, kad vandens turėtume. Va taip kaime ir lekia laikas. Nuo projekto prie projekto. Jau atradau storą žarną, uždėjau ant siurblio. O dabar kažkaip reikia šitą žarną sujungti su šita. Kadangi čia taip viskas lengvai nesigauna, tai pasiėmiau gabalą plonesnės ir galvoju, jos nusikirpsiu ir tiesiog uždėsiu kampe. Tai reikia bandyt. Aišku, nuo čia gali numaut, bet testuojam. Įdomu, ar siurblys suvalgys mailių, ar ne. Aba. Be mikrofono, tai tavęs nesigirdi. Štai ir atėjo lemtingas išbandymų metas. Tai va, pliusas tas, kad veikia. Minusas tas, kad veikia labai silpnai. Tai turbūt pats siurblys yra šiek tiek per silpnas, nes mūsų žarna yra 40 metrų. Tai turbūt jam tiesiog sunkoka užpumpuoti. Šiek tiek tokią srovę turim. Žodžiu, truputį pasiskūsim. Tai pamečiau traktoriaus raktą. Tikrai namie dar yra atsarginis, bent vienas. Nežinau, kur numečiau. Ieškau, bet niekur neradau. Tai einu išsitrauksiu lentą iš lentų krūvos mūsų, kad rytoj galėčiau pasidaryti šulinio dangtį. Vyrių nusipirkom, tai tokį pakankamai primityvų darysiu. Nu va, mūsų Bandom. užaugo. Dovilė nori negražiausią presą. Žiūrim, furasim. Ir turėsim bulvą. Šiandien vakarienai. O, vieną tai tikrai turim. Aš matau daugiau. Tik tai dabar jas... Tai matai, čia ne vienas, ten tie krūmai, jie bus biški suaugę tarpusavyje. Ne visas didelis. Pirmam pabandymui. Čia jau už kito krūmo biški. Na, aš jau nuskinsiu jas, kadangi pakėliau žemės, tada reikia čia dar pasiknist.
Tai jau galima valgyti. Gal neskanios? Nu, ta prasme. Jaunas. Visą laiką skanus. Gerai, reiks ateit susirinkti. Reikčiau užmulčiuoti. Tai bulvius derlių nuėmėm, eisim užkasėm ir išsileisim šaulinį pagaliau. Dėsim, tikiuosi, siurblys nenumirs iš karto. Jis ten nelabai mėgsta smėlio, bet gal iki pat galo nenuleisim, tai tada reikės druskas tirpalą užsipilsim. Ir žiūrėsim tada. Tai va, keliaujam papusryčiauti. Paleidom vandenį. Su šituo siurbliu tikrai gerokai greičiau bėga. Tai manau, čia greitai išbėgs. O aš einu, bandysiu padaryti šulinio dangtį. Vandenukas teka. Į butelį buvau įsileidęs, tai vanduo gražus, švarus, skaidrus. Tai aš žinau, kol kas atrodo, kad viskas gerai. Įkūriau savo bazę pavėsyje ant 2 kibirų. Nes visas stalas apkrautas, tai tingiu. Tingiu aš čia nešiotis. Siurblys veikia, vandenį pumpuoja. O ten dar vienas žiedas liko, šiaip labai greitai dirba. Aš jau užsimečiau karkasiuką. Labai primityvą laikinai padarysiu. Paskui vis tiek turbūt reikės ir stagelį daryti. Tiesiog paletė pradėjo pelyti visą, vis tiek lapų prikrenta, tai tokį užsidengti. Kol konstravau šulinio dangtį, našų siurblys ištraukė kiek galėjo. Ten jau sudrumstas vanduo ir su smėliu traukė, tai toliau nebetrauksim. Pripilsim šulinio sienelės druskas tirpalų, kurį pasiruošiom ne praeitą savaitę, bet prieš keletą dienų. Ir tikėsimės, jog viskas bus gerai. Bandysim kažkaip pilti ant sienelio. Ant saulės taip baisiai karšta. Nežinau, šiandien turbūt karščiausia, dabar rodo 28. Įzim. Tikrai baisu. Reikia kažkaip čia atsipūst porą minučių ir greitai susisukt. Ir tam kartui bus gerai. Ką, keliaujam, atsipučiam minutėlį ir baigiam sukt. Einam, apžiūrėsim. Nu, ką čia pridarai? Laikinas dangtis. Geriau negu paletė, nes paletė jau visą pradėjo lyt. Tai paletė šiaip neuždengė visą, o dabar mes turim visą plotą uždengtą. Tam kartai. Ir atsidaro. Opa, nu, funkcionalu. Tai va, tai
Uždengiam šulinį. Kaip ir viskas neblogai, neprikris lapų, bent jau. Paskui žiūrėsim, galvosim, ką daryčiau, būtų faina pasidaryti stogelį. Bet turbūt reikėtų dar keletą aukštų plytų susimūryti. Išrytęs vanduo bėga, siurblys atidirbo savo. Dar reikia, kad nepasiduotų vienam kartui. Iš tikrųjų, po šulinio išsiurbimo vandens srovė atrodo lyg net pastiprėjo šiek tiek. Ruošiamės turbūt namo važiuoti jau. O Dieve, greičiau. Greičiau iš šito karščio. Jo, karštam.